Mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingi. Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį. O tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio, mūsų dienos kaip šventės, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžt, tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįž jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Labą dieną! Labą dieną! Mes čia, suprantat, važiavom keliu ir sako, čia žinokit, šitame kaime gyvena gražuolė Jadvyga. Tai vat, man atrodo, čia jūs esate ta gražuolė, ne? Ne. Taip. Kas yra laimė? O jeigu sveikata yra, jeigu šeima darni yra, nu ir laimė. Nu čia geras dalykas laimė. Jeigu laimė, tai viskas yra. Ir sveikata yra, ir džiaugsmas yra kuo džiaugtis, yra su kuo dalintis ir. Baigti mokslą laiku, diplomą gauti, apsižanyti laiku, vaikų. Būt sąžiningam. Jeigu gali žmogui padėti, tai reikia padėti. Užjausti žmogų. Tas yra pagrindas žmogaus gyvenimo. Su draugais susitikti visą, pats geriausia ir kad turi darbą, turi sveikatos, tada ir laimė. Kad sveikata būtų, viską kitą galima sukurti, sugalvoti. Kad nebūtų karo. Kad nebūtų karo. Jo. Kad žemė būtų taika. Svarbiausia, kad būtų taika. Jokio karo, kad nebūtų. Nes aš buvau konclageriai ir žinau tą karą. Batų nerodykit man. Ar savo gyvenime ką nors pakeistumėt, ar ne? Vargu. Visą pakeistų. Supratimą turėtų, kaip gyventi kaime, kas dirbti, kas nedirbti. Nu, tai buvo darbas, karvės, pjautuvai, kastuvai, taip ir šakės. Bėgo, nieko nematyta. Tik tai darbai buvo, daugiau nieko. Man atrodo, tai visą buvo, nesenai, tai aš negalvoju, kad aš 90 metų pragyvenęs. Ką norėčiau, kad tas laikas ne taip greitai bėgtų. Labai staigiai viskas, čia pirmadienis, čia šeštadienis, sekmadienis. Atrodo, kad viršiai, kai buvau vaikas, ta vasara ilgesnė buvo, diena ilgos. O dabar viskas trumpėja ir kur čia skuba tas laikas, kaip čia sustabdyti tą laiką. O kada jūs esat pati laimingiausia? Aš ir dabar neblogai jaučiuosi. Vaikai geri, vaikai lanko. Ko daugiau reikia senam žmogui? Aplink gražu, saulė šypsosi ir pats šypsosi
ir jauti viens kitą kaip vieną tą patį žmogų. Tai... Dabar, kaip nedirbam, niekur nereikia skubėti, sėdim namie. O kaip dirbam, to reikia 8 valandą būti kantorai. O tada nebuvom laimingi, o dabar laimingi, niekur neskubam, viskas gerai. Aš, kai įstojau į universitetą, man buvo čia viršūnė laimės. Ypač dabar man gerai su juo, kai vaikščiot negaliu, tai aš ir pietus, ir pusryčiai viskas gatavi. Kaip viešbutį. Kaip viešbutį gyvenu. Спасибо. 80 лет первый концерт такие вижу. Nors senatvėje išgirdau tokius gražius žodžius. Dar verksiu gal 2 dienas. Vat tokia laimė jūs pasirodė. Kažkas taip iš dangaus nukrito, galvoju, kas čia, kad svečiai galvoju, gal anūkė atvažiavo. Kaip man tave susitikti, kaip man tave susapnuot. Eisim saulėlydžio laukti, eisim aušros pasitik. Nors nėr tavęs čionai, nors tu toli. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį.